Tai va, dabar yra sekantį diena. Vakar jau nebeturėjau jėgų filmuoti. Pavyko šitą užkurti. Fiksą parodžiau, važiuoju be problemų. O dabar nėra kaip užgesinti. Yra spinelė, bet ji labai prasta. Tai tiesiog dėsiu naują spinelę. Paimsiu universalę kokią. Tai pačią pigiausią, ką turės. Įmesiu, kad, nekiltų po to problemų su užgesinimu. Tai ant šito turbūt bus tik tai tiek darbo. Dar žikleriukus norėsiu naujus įdėti pažiūrėti, kad galėčiau panaikinti tą izolkę. Dar pabandysiu šiaip prisukti orą ant pačio karbo. Ir jo, žiūrėsiu, kaip dirba. Bet jaučiu pirmą spinelę pasikeis, bet iki tol man reikia išsirinkti karbą, kad išsiimčiau žikleriukus, kad galėčiau parodyti, kokiu man reikia. Ir jeigu viskas puikiai praeis, bandysiu kurti juodąjį benelį. Nes realiai, starteris veikia, jisai sukas, sparkas yra. Galbūt viskas tas pats, kas ir šitam, tik galėsiu pabandyti tiesiog karbą perdėti ir žiūrėti, kaip gaunas. Reikės į kurą dar pilti ir jo, tikiuosi viską šiandien sutvarkyti. Ir gal net ir juodąjį pakurti. Šiandienos planas toks, pavalgom ir važiuojam dirbti. Ok, čia eina 14, ten 12 galvutė. Reikia šitą atsukt. Jis pats nušoko. Ok. Reikia atsukt chamutą. Su šito, man atrodo, bendrai nusiema vakuuminę šlangutę. Ir tada nuimti kuro šlangutę. Ok. Pabandom išimti. Tas chamutas kažkoks nelabai veikiantis. Ok, po to reikės pakeisti šitą chamutą. O pakol kas va išimam karbą. Ok, dabar pasiemam dėžę. Reikia atsukti žikleriukus. Kad nepamesčiau, jie keliauja į pirštinę. Ok, toliau keliauja čia. Čia yra mano dabartinė spinelė. Ir aš noriu ją pakeisti. Tai jo, dabar, kad atsukti, man reikia 6 kampių, nuimti radiką. Ok, I got a little distracted. Biškai prie benelio buvau nuėjęs. Pasižiūrėjau, kaip ten su juo reikaliukai. Pripurškiau vadą į trosą, kad biškai prasivalytų. Tai lyg ir normaliau viskas. O dabar va, reikia va šitą nuimti. Jaučiu turėsiu šiokį tokį priėjimą prie... Ok. Gal viržlykę nukrito. Gal nieko tokio. Ok, turiu šiokį tokį čia priėjimą prie vidų. Ok, jaučiu išeis kažkas suchimėčiant naują spinelę įdėt. Tai ką, važiuojam į Moto ir bandysim nusipirkti visas dalis, ko mums reikia. Jau netoliese ir jo, pasiimsiu naujų žikleriukų, pabandysiu įsidėti ir žiūrėti, kaip kas gausis. Pasiėmiau batarkę, pasiėmiau spinelę ir pasiėmiau filtriuką kuro. Gal praverstas filtriukas bandysiu nedėti, jeigu ką turėsiu kaip ekstra. Ir jo, žiūrim kaip kas gaunas, važiuoju atgal į garažą. Tai va, tik grįžau iš Moto. Žikleriukų šitam karbui neturėjau. Tai pasiėmiau tiesiog akumą, filtriuką ir spinelę. Bandysiu pajunginėti dabar spinelę. Jeigu neveikia, tai viskas super. Ir tada bandysiu prie benelio sėsti. Nežinau, ar šiandien užteks man laiko prie jo prisėsti, bet bandysiu. Aišku, dar reikia nepamiršti senų žikleriukų sudėti į karbą. Ir patį karbą atgal įdėti. Ką, varom dirbti. Pradžiai nupjausiu. Čia kur buvo spinelė padaryta. Čia yra 5 laidų spinelė. Nieko, gal pritaikysiu kažką. Ok, kažkaip laidus sujungiau, tiesiog pažiūrėsiu. Reikia? Ne, nereikia. Ok, tiesiog šitą pilnai išardysiu ir pažiūrėsiu, kaip kas su kuo jungiasi viduj.
ir gal bus bent kiek aiškiau, ką man reikia su kuo sujungti. Ok, tai turi susijungti raudonas, rudas, baltas ir juodas ir dryžuotas juodas. Važiuojam. Jo, veikia. Žiauriai gerai. Tai reiškia, kad po biškį judam į priekį, reikia šitą pajungti. Tai dabar nežinau, kurios man iš tų trijų geriau ant vieną sujungti. Jaučiu, kad raudoną atskirai, o rudą ir baltą į vieną. Štaip ir padarysiu. Rudas, baltas į vieną, raudonas atskirai ir juodas su baltu irgi atskirai. Lemma, kaip gerai būtų multimetrą turėti. Aš tiesiog taip va gražiai nupjausiu. Ir aš tiesiog juos visus susuksiu. Jūs man čia nesiliestumėt. Įjungiu bėgimą. Viskas! Amazing! Super duper! Visio. Su šitu dan reikia dabar užlituosiu, įdėsiu, prisuksiu atgal aušinimą, prijungsiu headlightus ir kaip ir viskas bus. Ok, sulitavau visus laidukus. Dabar aš juos tik tai apsuksiu su izolke, kad niekas man čia smagiai neužsitrumpintų. Viskas, pajungta, spynelė rakinėjas ir rakteliai. Dabar klausimas, kur man jai skylę padaryti. Jaučiu va čia, kur jau yra pora skylučių pragręžta. Ok, jo, va, taip ir darau maždaug. Ok, jaučiu su litoklį pradeginsiu. Kai dar skylę pravaliau, jau spynelė įtelpa į vidų, tai aš apvalau tada čia ir iš naujo reikės sulituoti, nes nebuvo pirmai prakišęs ir nebūtų po to kaip prakišti, nes laidai lituoti, o ne konektorius. Kai dėta spynelė neužsifiksuoja, nes čia pilna šūdo, tai biškį reikia apvalyti. Ok, turėtų maždaug laikyti. Reikia dabar laidus sulituoti. Ok, tai dabar pajungiau, sulitavau, spynelė čia, pasisuka įsijungia, atsisuka išsijungia. Viskas amazing. Viskas veikia, super. Šitoje dalyje dar prieš paleidimą buvau pamiršęs paminėti, kad man dar reikia paruošti karbą prieš užkuriant šitą Yamaha. Tai ir sekančiam kadre galite matyti, kaip aš dabar surinkinėsiu karbą, jį valau ir bandysiu užkurinėti. Jeigu nieko plauti nereikia, tai įstatau atgal tarpinę į vietą. Tus reikia įsukti atgal. Ok, karbas pajungtas, izolkės kol kas nenuimsiu. Ok, išbandysiu naują kuo. I don't fucking know. Yeah. Kas kerkos nebėra? Nežinau, kas čia vyksta. Nežinau, aiškintis. Iš pradžių biškį nesupratau, kaip switchas veikia. Tai pridariau aš ten tokių nesąmonių. Dabar padariau, kad switchas reguliuotų tik tai sparką. Būtų kaip mano kill switchas. Tai žiūrėsim dabar. Ir man atrodo, aš ten darydamas gali būt, kad tiesiog susvilinau kažką, nes nebesikuria buvau užsikūręs. Labai gazavo. Pabandysiu atsukti žvakę.
Tikiuosi nenulūžo jinai viduje. Ok, žvakutė kaip žvakutė. Pažiūrim, ar turės kibirkštėlę. Jo, nebėr kibirkšties. Supratau, kad svičas ne į tą pusę buvo atsuktas. Tai iš naujo pabandau. Jaučiu yra. Kibirkštis yra. Ok, kaip man nupurtė. Gali būt, kad aš čia tik ir bandžiau užkurt be kibirkšties. Nu, bandom. Pasaka. Tai jau varau iki priekio ir prisuksiu išimtus varžtus. Amazing. Ok, dabar reikia pajungti oro filtrą. Ką važiuojam protestuoti ir grįžęs pasakysiu, kaip kas yra. Ok, iš naujo išrinkinėjau. Jo, viskas ok, jinai važiuoja dabar, bet jinai blemba gazuoja. Man atrodo, šadą biškį ne taip įdėjau. Tai noriu kitą pusę įdėti ir pažiūrės, kaip dabar gaus. Ok. Šiandien visai buvo produktyvi diena, sutvarkiau mėlyną, po to dar prikūriau geltoną, dabar mėlyną galima su rakteliu išjungti degimą, ko nelabai buvo galima prieš tai, nes turėdavau tiesiog užkimšti orą. Įdėjau spynelę, viską padariau kaip priklauso ir ką žinau, jau dabar rytoj galėsiu, jeigu varysiu garažą rytoj, galėsiu tiesiog prisėsti ir dėti visas plasmasės ant mėlyno ir pagaliau sėsti prie juodo penelį ir darbuotis ties juo. Ir man atrodo jau bus kaip ir viskas. Labai tikiuosi, kad penelis susitvarkys ir viskas ten gerai ir jo, amazing, ta prasme, geriau nebūčiau sumastęs. Galvojau, kad tikrai blogiau diena praeis. Jo. Ok, tai varom dabar iki garažo, kita diena. Visgi šiandien varau, bet varau ne dėl to, kad tvarkyt, bet atvaro nupirkti Yamaha. Vienas žmogelis, susirašėm vakar, nori į savo projektuką pasidaryti, tai jo, parduodu Yamaha. Varau, reikia nuimti, reikia biškai sutvarkyti karbą ir jo, atvarys žmogelis, parduosiu ir viskas turėtų būti labai gerai. Tiek. Prieš parduodant Yamaha sutvarkiau karburatorių, uždėjau originalų oro filtrą ir nuėmiau litinę juostą. Tas spynelę čia šviežiai įdėjau, žinai, viską. Bet sakau, pajungiau tai, kad degimas visą laiką įjungtas. Tik tai, žinai, atjungiau tas, kad sparko nebūtų, kai pasukiu laidą, kad išeitų išgesinti. Nes prieš tai turėjau su ranka užkišnėti orą. Persirašau, man reikia.